Laba diena visiems, kurie žiūrite šiuos mokymus. Labai džiaugiuosi, kad nusprendėte įgyti naujų kompetencijų ir dar labiau įvaldyti Canvos įrankius savo darbe. Tai su jumis yra Giedrė Kulbergytė, šių mokymų autorė. Dar mane socialiniuose tinkluose žinote kaip šiuolaikišką mokytoją. Na ir šiandien mes išmoksime kurti video su Canva programa. Dar truputis apie mane. Tai esu mokytoja, praktikė, grafikos dizainerė ir Canva mokymų instruktorė. Turiu daugiau nei 6 metus įvairios pedagoginės patirties, sukauptos dirbant tiek privačiame, tiek valstybiniam sektoriuje, ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Domiuosi inovacijomis ir kuriu įdomias šiuolaikiškas veiklas vaikams. Šiuo metu mano pati naujausia veikla tai startuoja 3-8 metų vaikų mokyklėlė Klaipėdoje. Anksčiau jau buvau kūrusi vaikų laisvalaikio studiją, organizavau įvairaus pobūdžio edukacinės vasaros stovyklas, tokias kaip augantys lyderiai ir taip toliau. Na, žinoma, dar turėjau ir lietuvių klubą Airijoje, nes ir teko net ir ten pabuvoti. Na, šiuo metu tai aktyviai dalinuosi Canva programos galimybėmis ir jų pritaikymu veiklose su vaikais. Tai siekiu, kad ir jūs tą Canvą pamėgtumėte ir ją gebėtumėte valdyti taip, kaip ir moku aš. Na ir esu paruošusi pagrindinius žingsnius, norint išmokti kurti vaizdo įrašus su Canva. Tai pats pirmasis žingsnis - sukurti paskyrą, jeigu jos neturite, ir prisijungti prie Canvos. Ir žinoma, kas turite, tiesiog prisijunkite, o kas neturite, jau užsiregistruoti jums reikės. Čia vat paspausite ant šitos Canva pažymėtos nuorodos ir jums atidarys iš karto Canva svetainę. Na, taip pat siūlau, jeigu turite planšetę, parsisiųsti jį į savo planšetę. Tiesiog į Google Play ar Apple Store įveskite Canva ir ten jums atidarys va štai tokią ikonėlę ir parsisiųskite į savo įrenginį. Tai tikrai jums kartais palengvins, netgi tuo metu, kai mokotės, o jeigu ir esate pažengę, pataisyti kokią nors klaidelę per telefoną ar planšetę keliaujant yra labai patogu. Na, o kitas žingsnis yra pasirinkti šabloną arba pradėti tiesiog nuo nulio. Canva tikrai siūlo daugybę vaizdo įrašų šablonų. Galite pasirinkti vieną iš jų arba kurti vaizdo įrašą tiesiog nuo nulio. Tiesiog pasirinkite savo norimo dydžio. Tikrai yra įvairių dydžių. Tai jau tą puikiai žinote, kad Canva ir šitai tikrai siūlo įvairius variantus. Žinoma, norint sukurti video, jums reikia medžiagos. Tai turite ją pridėti į savo Canva paskyrą, o pridėti galite tiesiog būnant savo namuose Canva. Matote čia tokį debesėlį, tai paspaudus ant jo galite įkelti medžiagą iš savo kompiuterio arba ją galite įkelti jau redaguojant patį video. Tai vat štai čia jums bus kairėje pusėje. Na ir pradėsime redaguoti savo norimą vaizdo įrašą. Jam suteiksime animacijas, perėjimus, kitus efektus, keisime dydį ir panašiai. Taip pat spaudžiant šito ir iš karto keliauju į Canva namus. Ir čia vat mūsų klausia, ką kursite šiandien. Tai mes pasirenkam, galime čia pasirinkti vaizdo įrašai. Ir čia mums duos įvairių šablonų. Arba galime įsivesti čia. Tai vat, dar grįžtant prie temos, kur įkelti, tai matote, čia yra nusiųsti, spaudžiat nusiųsti ir galite įkelti iš savo kompiuterio elementus vaizdinius. Tai vat, pagrindinė puslapyje. Na, o mes ieškome šablonų. Aš jau prieš tai buvau dariusi mokyklą video. Tai mes ir pasirinksime nemokamą
turiu specialiai nemokamą tam, kad parodyčiau tie, kurie nenori tikrai turėti tos mokamos versijos arba dar net nėra susitvarkę. Na ir pasirinkim kokį nors savo nemokamą šabloną ir mes tuoj pradėsim jį redaguoti. Pasirenkam tokį. Spaudžiame tada tinkinti šį šabloną. Iš karto, ką mes galime padaryti. Na, kartais jau automatiškai sugeneruotas pavadinimas, o jūs tiesiog užvardinkite savo projektą. Šiuo atveju, pavyzdžiui, bus menų būrelis. Na va, išsirinkau štai tokį šabloną. Man toks šablonas tinka nebūtinai dėl to, kad jis yra būtent apie mokyklą, bet dažniausiai aš renkuosi dėl to, kad man tinka toks dydis. Čia kaip yra skaidrų dydis. Bet aš jį tuoj pat pakeisiu, kad netgi jis nebeatrodys taip, kaip ir buvo prieš tai. Tai va, tą ištrinsiu tiesiog, čia kaip būtų mano drobė, ant kurios aš piešiu viską. Na ir pavadinkime menų būrelis, ar ne? Menų būrelis. Čia jau, sakykime, pakeiskime. Jau kaip pakeisti, žinote, iš praeitų mokymų. Labai čia daug nerodysiu aš jums, nes dėl laiko tiesiog stokos. Šiandien yra 23, ar ne? Ir ten, sakykim, yra štai toks, ar ne? Ir keliaujame pasirinkti dar galbūt kokį nors vieną, ar tiesiog dabar pasimkime video. Tai video mes galime rasti prie elementai, tai įveskime tiesiog mokykla. Ir spaudžiame vaizdo įrašai ir pasirinkime kokį nors vaizdo įrašą, pavyzdžiui, sakykime, šitas, ar ne? Tai mums čia netitinka dydis, ar ne? Pasikeiskim čia spalvą į baltą. Dydis irgi negražiai atrodo, nesižiūri, tai ką darome, spaudžiame tos 3 taškiukus arba dešinį pelytės klavišą ir einame į apačią ir paspaudžiame nustatyti vaizdo įrašą kaip foną. Ir va, štai va, turime tokį foną, ar ne? Mes galime pasikoreguoti, kiek laiko truks šitas video. Pavyzdžiui, matote, paspaudžiame ant video ir čia iš karto viršuje yra redaguoti vaizdo įrašą, čia reiškia koreguoti trukmę, tai mes tą ir darykime, koreguokime trukmę. Nes čia yra 15 sekundžių, toks trumpas kadras gali atrodyti nuobodžiai, ar ne? Kai kuriame video, mums yra labai svarbu kadrų kaita, ar ne? Kadangi tai čia yra apie menus, tai gal iš tikrųjų net netinka šitas, o geriau įveskime art. Gal va taip tiesiog, kad būtų apie menus iš karto. Tai va, sakykim, tokį geriau pakeiskime, tą ištrinkime. Va. Galime, jeigu 2 kartus paspausime ant video, mes galime keisti, apkirpti, ta prasme. Galime labiau vat pritraukti, galime visą šitą apkirpti. Ar ne? Gerai, mes turime, sakykime, tokį ir mes kviečiam, ir mums čia gal reikia kokio teksto, galbūt. Taip, einame prie teksto. Kartais aš mėgstu išsirinkti jau iš paraštų, nes jie būna gan tokie gražūs, stilistiškai atrodo, tai aš mėgstu ir iš čia pasirinkti. Tai va, tarkim, jeigu mes pasirenkam va tokį tekstą ir mes čia vėlgi galim viską keisti. Ragam jūsų laukia. Čia jau sulaukia, nežinau, kūryba, kad tiesiog, ar ne, jūsų laukia kūryba, ar ne, tiesiog čia toksai pakeitėt ir norite suteikti jam kokį nors efektą šitam būtent frazei, tai galite jį animuoti, tai pasižymite ir spaudžiate animuoti ir man labai patinka rašomoji mašinėlė.
O čia mes galime šitą padaryti, kad jisai tiesiog vat mirgėtų, galbūt. Ar ne? Čia jau mirgėjimas yra apačioje. Paleidžiam. Norint peržiūrėti savo darbą, viršuje galite tiesiog paspausti tą play mygtuką ir jūs pamatysite viską nuo pradžių. Ar ne? Jeigu mes norime dar galbūt kažko, kad atrodytų daug gražiau tas mūsų jau kaip ir kitas kadras, norime uždėti daugiau animacijos, tai tiesiog galime eiti čia, ar nes galime va, tą patį art galime palikti ir einame tiesiog ant grafikos ir žiūrime, ką duos. Na, sakykime, čia vat piešia, ar ne, tai tokį. Čia galime kaip ir tas ant to, bet gal tos spalvytės nelabai žiūris, gal tokį. Ar ne, uždedam tokį, sakykime, ir suraskim kokį tais va štai teptuką. Jeigu matote čia viršus spalvytes, tai reiškia šito elemento spalvas mes galime pakeisti. Ta aš dabar ir padarysiu, kad atrodytų viskas stilistiškiau. Ar ne, tai keičiame galbūt šitą spalvytę į kokią, gal tokią, tada atspindi gražiau ar ne. Na, suteikime jam animacijos šitam elementui, būtent tai plunksneliai. Tai spaudžiame vėl animuoti ir patinka man šita bitutė. Aš esu rodžiusi jau ankstesniuose mokymuose, kaip reikia daryti. Tai tarkime vardinam, ką mes čia piešiam ar netapome. O šiam irgi mes galime kartu irgi va, pagal tą, jeigu norime, taip galime. Arba galime dar kokią kitokią liniją susirasti. Čia irgi galima pakeisti spalvytę, tada jau panašesnę. Uždėti irgi efektą kokį ten. Čia taip pat vat, galite keisti ir spalvytės, kai uždėt efektą. Jūsų laukia kūryba, ar ne? Vat štai yra vienas iš tokių variantų. Galite vėl pasididinti, ar ne? Grįžtame į pačią pradžią ir mes čia irgi pakeiskime tas jau spalvytės, kaip ir supratot, kad man patinka rožinė spalva ir jau čia viską derinu prie rožinės ir jau šitą skaidrę jau viskas apie rožinę, čia tokia mėlyna, tiesiog išiškina viską. Tai čia irgi pritaikau, kad tos spalvos būtų gražiai. Tokią galime. Ir netgi vat, štai va tokią. Tada vėl pakeičiame šriftą. Atsimins jau šitą šriftą, nes jau panaudojame ir labai gražiai pristaikys ir čia, nes irgi yra labai svarbu tas šriftų vientisumas, kad nebūtų daug milijoną įvairiausių šriftų ir gautųsi mirgų margų. Tai yra labai svarbu išlaikyti tą vientisumą, tai yra estetika, gražu. Tai irgi pakeičiam čia kokią spalvytę. Ar ne, kad nebūtų tuščia, mes padarykime čia kokią vaivorykštę suraskime. Pradėkime. Irgi žiūrime, kad būtų nemokamas. Čia vat štai visai toks gražus debesėlis. Ar ne? Padėkime iš karto jam animaciją. Padarom, kad mirgėtų. Ar geriau impulsą gal padarom. Jeigu norit koreguoti intensyvumą, tai jau yra mokamas. Tai kas turite nemokamą programą, tai intensyvumą koreguoti jums nepavyks. Padarome vaikai. Ant debesėlio tegul dar pasėdi. Ar ne, vat galima ir tai lipa debesėlių. Irgi. Ir uždėkime irgi jam animaciją.
Dar galime pridėti ir žvaigždučių, tai rašom arba tokia shine tiesiog ir išeikime į paieškos laukelį ir vat mums duos va tokių nemokamų šitokių, pasirinkime tokius ir pridėkime čia daug tokių visokių žvaigždučių, įvairiausių dydžių. Taip pat ir jiems suteikime e, animaciją, tai ką spaudžiame vėl menų, ištrinkim geriau greičiau. Tai padarėme, kad švytėtų, ar ne, nes tai yra žvaigždutė, taip tegul mirksi, čia visi. Na va, ir padidinam tiesiog bendras vaizdas. Čia dar galime irgi va štai tokį animaciją suteikti. Čia tiesiog ar ne pristatote kaip savo būrelį. Dar taip pat galite pagražinti vėl dėmę, ar ne? Aš mėgstu tam dėmėm pažaisti. Irgi pasirinkam, kad būtų tų rožinė, kadangi čia ta spalva taip jau imponuoja labai gražiai, tai tiesiog galime pasukinėti vat, su šitom rodiklėlėm, ar ne? Galite ir į galą paspaudę tris taškiukus ir sluoksniuojame tiesiog galime į patį galą, tada nesimatys, arba galime gražinti vėl sluoksnį į priekį, galime taip. Taip, kaip jau čia jums noris. Aš dar taip paliksiu, gal gerai žiūrisi. Na, turime tokio viršelį, turime tokį, ar ne, galime dar pristatyti, kokią čia klasę įdėti, ar ne, irgi vėl einame prie. Žinoma, kad galite kelti savo dar video, tai va tą padaryti, kaip ir prieš tai rodžiau, ten galite per pagrindinį puslapį arba įkelti failai, tai čia žiūrime tiesiog jūsų vaizdo įrašai, mano čia tiesiog vaizdo įrašai jau kažkada kurti, tai tiesiog tokiu paprasčiausiu būdu irgi įsikelia, jie irgi taip pat redaguojasi, tik tais mano čia yra ne į temą, aš jums tai parodau, kaip įsikelti. Ir va štai irgi turit savo tokį. Ir taip, tai va. Ir viską tą patį gali redaguoti. Na, kadangi čia mano nei tema yra tie vaizdo įrašai, tai aš einu prie vėl elementai ir einu įsivesti menų klasę. Ir eidama prie vaizdo įrašų, vėl įsikelkim kokį kitą. Kaip čia vaikai galbūt keičiame irgi kadrus ir kai savo darysite video kokius, tai žiūrėkite, kad būtų kadrai tiek iš toli, iš arti, iš įvairių pusių, kad tiesiog būtų skaniau žiūrėti. Tai žiūrime, kad vėl būtų nemokamai. Čia mokamai. Ten viršai buvo nemokamai, tai va štai toks, ar ne, visai tinka. Jau iš toliau, kaip čia vaikai piešia, ar ne. Tai vėl pritaikome, nustatyti. Čia dar galite ir skaidrumą pasireguliuoti, pavyzdžiui, jeigu norėsit kokį tekstą ar ne. Ar ne, va, galite pasidaryti štai tokį, kad būtų biški blankiau. Taip pat čia vėl keičiate savo trukmę. Tai galite padaryti irgi, čia galite 12 sekundžių tokiam kadrui gali atrodyti irgi per daug. Ne? Gal šiek tiek didesnį padarom kokių 6, gal. Ant viršaus, jeigu vėl norime kokią tekstą, jeigu norime animacijos, kokios galime uždėti. Galime iš tikrųjų iš karto prie elementų susirasti menai animaciją. Galime taip daryti tokią, bet tada eikime prie grafikos ir čia mums turėtų duoti jau judančių įvairių objektų. Ar ne, vat galim čia vat taip kažkaip
panaudoti visokių tokių dalykų. Galime mes tokių, vat, kaip ir šoneliuose ar ne, jeigu norime kažką gražiau padaryti. Kaip ir va toksai, tada ant jų galime uždėti vėl tokių spalvotų. Na, va čia toks kaip tiesiog kaip pasiūlymas. Tada galite įterpti tekstą. Čia galime vėl pasirinkti. Galime tą patį pasirinkti iš tikrųjų, arba jūs galite tiesiog pridėti savo teksto lauką. Čia tarkim toks tekstas ar ne. Ir mes vėl jam duodam kitokį šriftą. Tada pasididiname čia savo visos dideliom raidėm. Pakeičiame spalvytę, uždedame tiesiog efektą kokį geresnį. Tada ir paanimuojame. Ir padidiname. Mato, čia irgi toks įdomiai tą E rodo apversta. Tai irgi turite atidžiau žiūrėti, kad tikrai būtų su pilna lietuviška klaviatūra. Rašyba lietuviška būtų. Tai va, kaip ir ar net turime tokį variantą, galime tiesiog paspausti play, pažiūrėti, kas čia mums pavyko. Meniu, menų. Ne. Čia toks per ilgas kadras, ar ne? Va tos kadrus vėl kaitaliojate. Jeigu tenais po 4 sekundės daugiau kadrų, bus labai geras video. Tai va čia pasikaitaliuokim, pavyzdžiui, čia irgi. Šiek tiek va šitą 4 padarom, šitą 4 padarom, 4 sekundės. Čia tas 5, čia daugiau teksto yra, ar ne? Na, dar galite dar pridėti kokį kitą video, kaip, tarkime, apsikabina mokytoja ir vaikai, ar ne? Kitą kokią vaizdo įrašą. Jeigu rasime nemokamą, žinau. Kaip matau, jau nelabai čia yra nemokamų, tada tiesiog gal kokie vaikai. Vaikai klasėje. Šiek tiek galvot kažką, bet tarkim, ar negalime ir tokį pritaikyti. Jau vėlgi toks kitoks kadras. Tada vėl pasidarome jį, susitrumpinam. Irgi 4. Čia tarkim taip. Čia irgi galite iš šonus irgi uždėti kokį rėmelį. Tai irgi tiesiog eina tai, kaip ten prieš tai rašiau, menai animacija. Tai čia irgi galite tiesiog šonuose uždėti įrėminti tą vaizdą, jeigu jums norėtųsi, pavyzdžiui, čia kažkur šonelį. Pasididinimą čia irgi. O galbūt irgi mes norėtume, pavyzdžiui, sumažinti skaidrumą ant šitos, tos iškelti priekį, kad ta balta spalva nenublanktų, bet čia neleidžia jų iškelti priekį sluoksnį. Jeigu šitą sluoksnį padarytume, irgi neleidžia. Pavyzdžiui, galime dar pridėti nuotraukų rėmelis. Einame. Čia tiesiog įveskite rėmelis arba frame ir irgi gausite visokiausių rėmelių. Pavyzdžiui, jeigu norėsite kokią, tarkim, parodą pademonstruoti arba vaikų darbus kažkokius, tai irgi, pavyzdžiui, galime taip.
pasidubliuojame. Tiesiog čia paieškos laukelį rašyti frame ir svarbiausia, kad būtų paspausant visos, kad tikrai duotų jums tų rėmelių. Vat galite tiesiog taip daryti. Ir galite vėlgi nuotraukas savo, jau rodžiau, kaip padaryti tas savo nuotraukas įkelti. Tai va štai čia įkelti ar ne, savo nuotraukos tiesiog naudojate, vaizdai. Va, tiesiog tempimo būdu ir įsikels. Ar ne, bet mums netinka, čia mano vėl tema, ne apie art, tai einame vėl čia art ir vėl einame nuotraukas. Elementai, į paieškos laukelį rašome art, spaudžiame nuotraukas. Na, pasirinkime, kad būtų. O apie meną. Tai būtų kažkokie tais. Mes paspaudę 2 kartus ant šito paveikslėlio galime užpildyti. Ar čia tiesiog yra toks rėmelis baltas? Ne, čia tiesiog yra toks baltas rėmelis. Jo. Galime 2 kartus paspaudę tiesiog apkarpyti. Tai čia vėlgi irgi galime kokį kitą grožį kelti, ar ne? Čia tarkim tokia paroda. Ne, čia visgi užpildyti. Užpildyti, ar ne? Tiesiog 2 kartus paspaudžiame ant paveikslėlio ir čia va, padarome, kad šiek tiek išeitų į šoniukus, kad nebūtų jokių baltų linijų. Ir taikyti pakeitimus 2 kartus ant paveikslėlio. Čia pasitampame. Jeigu mes tai darysime, matote, čia yra tas mūsų rėmelis, tai jisai bus tai rėmelio kampe šitas paveikslėlis, o jeigu norime, kad užsipildytų, tai turime šiek tiek patempti, kad nebūtų baltų rėmų. Va, turime ir tokį pasirinkimą, galime ir štai taip. Na va, einame į pačią pradžią, tarkime, ir va, ką mes gauname. Kokia ta mūsų pradžia, ar ne? Bet dar ne viskas, mes dar turime perėjimus. Štai čia viduriuke matote, mes paspaudę turime įvairius perėjimus. Man jie labai patinka, tikrai jų turi labai gražių Canva tų perėjimų. Tokie, va, pavyzdžiui, va, šitas toks gražus, tos spalvos tai gražiai susidėlioja. Galime mes padėlioti skirtingus perėjimus. Matote, yra toksai. Ar ne, čia vėl galime pridėti. Va, ir turime perėjimą. Yra perėjimas sudėti, vėl paspaudžiame play, pasižiūrime vėl kaip atrodo su perėjimais. Dydžius galim biškėti labiau. Na, reikia mums muzikos, tai vėlgi muzika turi būti susijusi su kažkokiam, su linksmybėm galbūt, su ramybė, nes čia yra menas, melancholija, tai tiesiog aš irgi vėl paliksiu art ir eisiu prie irgi elementai, į paieškos laukelį art ir einame garso įrašai. Ir žiūrime, ką duos nemokamo, jeigu duos, o jeigu neduos, mes ištrinsime tą art. Gerai, negaištam laiko, ištrinam tą art ir tiesiog ieškome garso įrašų. Žiūrėti viską. Ir kadangi jau įrašinėju patį video, tai gali būti, kad jums garsas nesigirdės arba labai negražiai girdėsis, tai jau dėl to manęs nepykite. Tai nieko nesigirdėjo. Tiesiog įvesiu Calm ramybę. Aha, kai tik įvedau kažką, kokį raktažodį, kaip noriu duoti nemokamai.
o jeigu nieko nevedu, tai neduoda. Gerai, palikim, tarkim, šitą. Turime 3 minučių, matote, čia yra, ir čia kažkur jisai nusikėlė. Tai ką mes darom, tai tiesiog atsivežam į pačią pradžią. Va, galime mes paspaudę 2 kartus ant šito garso takelio atitempti patį galą. Tai pavyzdžiui, jisai gražiai pats nueitų, kad nereikėtų ten, žinot, kaip būna tas garsas kažkur nueina arba labai staigiai išeina tas garsas, tai čia toks kaip triukas irgi. Yra taip pat garso efektai, tai čia atsirasti išorę, galime čia patildyti tuos garsus šiek tiek į įėjimą ir išėjimą tų garsų, kadangi aš dabar negirdžiu, nelabai girdisi čia, tai jau pažaisite. Taip pat galite koreguoti, čia kaip prieš tai dariau, tiesiog 2 kartus paspaudus ir yra ta sinchronizavimas. Tai čia vėlgi yra mokamas dalykas ir ta funkcija kaip ir nelabai čia tokia labai jau aktuali yra. Tai va, einame vėl į pradžią. Oi. Dar netgi, jeigu pavyzdžiui, va turite ar ne kadrus, čia kaip skaidrių yra dydis, tai galite juos sukeisti, jeigu jums reikia. Kadrus ar ne, va ir gaunasi taip. Taip va. Tada paspaudžiam tą atgal, vėl paspaudžiame play. Štai va, kaip ir jūsų video padarytas, belieka jį išsisaugoti. Tai tiesiog spauskite dalintis, tada spauskite atsisiųsti ir spauskite MP4 vaizdo įrašas ir atsisiunčiate. Visi puslapiai galite, jeigu norit kažkur neatsisiųsti. Jeigu koks buvo juodraštinis vienas variantas, tai tiesiog galite susižymėti. Tai va. Tai tiek iš mūsų video kūrimo. Tai linkiu visiems kūrybiškumo. Klauskite, kas neaišku, atsakysiu jūsų klausimus, bet manau, kad čia tikrai yra gan paprasta ir lengvai pritaikoma jūsų darbe. Tai sėkmės!